Tai va. Sakiau nevloginsiu, sakiau nieko nedarysiu. Bet kai toks dangus, tai kaip negyvensi ir neskraidžiasi. O. Širdelė. Reikėtų vieną dalyko nepamiršti nuo pat pirmos dienos, tai be abejo kurą, Mindė kurą, Tomas kavą rūpinasi, o aš pailsiu vandens. Good morning. Good morning. Hey, oi, šitas degalinės labai fainos, nes čia yra visko. Čia yra, realiai čia yra senukai. Va, skraidantys kilimai, žvejyba, higiena, kėdės, palapinės, višta, žuvies piršteliai, daržovės. Visi įmanomi gėrimai, įskaitant alų, nealkoholinį, saldumynus ir netgi skrybėlės. Tai va, čia tokia dar labai tvarkinga ir labai graži, švari ir paprasta degalinė, bet ten bus gerų. Gerai, kalbėsim, kai turėsim tam laiko, o dabar vandenukas. Bye. Okay, good. Thank you. Labas. Prologas, 26 Dakaras. Ką tik Vaidas, Paula ir Maksas nuvažiavo savo oficialiai pirmuosius 22 km šių metų ralyje Dakaras ir aš čia sakiau nevloginsiu. Kol kas to ir nedarau. Keletą smagu šitas garsumėlis. Keletą kartų kamerytę buvau jungęs, bet šito kol kas instinkto neugdau. Nežinau, gal darysiu, gal ir nedarysiu. Labai norėsiu pasimėgauti Dakaro. Ir važiuojam į finišą. Pasitiksim Vaidą. Ačiū, draugai. Varom į finišą su Alituku. Alitukas už vairo, Alitukas gale. Tai va, ką baigiau? Ką sakiau? Sakiau, kad to nedarysiu, ką dabar darau. Ir nepažadu, kad tęsiu. Nes visų pirma, ko noriu, tai kaip ne kaip 10 Dakaras. Ir labai norėtųsi pasimėgauti ir juo, ir fotografiją. Tai mano tikslas pagrindinis nuotraukos, nepušinant limitų, taip sakant, pragyvenimo. O pragyvenimo čia valiuta brangiausia yra miegas. Tai supratau dar Pietų Amerikoje. Tai
Jo, labai noriu pamiegoti, kad nebūtų taip kaip praeisiais metais, ten vidutiniškai 4-5 valandas miego buvo. Tai siūlau tokį dealą visiems. Galbūt kažkas labai įdomu, galbūt kažkas labai domina, tai apie tai aš galėčiau rasti laiko ir ne kiekvieną dieną, bet tiesiog rasti laiko ir sukalbėti kažkokią maldelę jums. Tiesiog tikrai nenoriu visko iš eilės filmuoti, kaip tai dariau praeisiais metais, nes labai visų pirma sunku ir fotografuoti ir filmuoti. Nesinori ir nesigauna persiplėšti. Tai va, tai galbūt kažkas įdomaus tikrai tai padarysiu, bet pažaiskime tą žaidimą klausimų atsakymų ir jeigu jūs užduosite man kažkokią temą, tai aš galėčiau ją ir paplėtoti. Juolab, kad realiai beveik visokius tokius niuansus, tai praeisiais metais tikrai viską išpasakojau. Nemanau, kad ten labai jau daug kažko ir būtų naujo. Ai, koks geras keliukas čia. Prieky Tomas. Turėkit minty, kad mes dabar važiuojam palei trasą, kur atvažiuoja lenktynininkai prieš. Ir čia dulkių daug. Tai vasipakės gali išlysti prieš nosį. Nežinau, ar girdit. Tomas pasakoja, kad važiuojam palei trasą ir kad gali išleisti kas nors, reikia būti atsargiem. Tai va tokius bajerius aš jau visus pasakojau. Tikrai, atsisukite, peržiūrėkite dar kartą, apart kažkokių vaizdų galbūt, nes trasa skiriasi labai daug, naujo tikrai nebus. Tai man būtų įdomu galbūt nepadaryti čia kažkokią serialą savo, kaip Dranginis išgyvena Dakarą, o kažką naujo papasakoti ir parodyti. Tai siūlau ir prašau, duokit man temas, o aš jas paplėtosiu. O dabar jo, lekiam į finišą, prologas 22 km, labai trumpas, startas nuo finišo labai. Šiaip tai žiauriai smagu Dakarą grįžti vėl. Čia buvo pora žmonių, kurie... Ne. Galvoju, Ernestas. Tai va, jo, pora žmonių sakė, tai klausyk, Dragini, taigi jau sakei, nebevažiuosi. Jo, sakiau, kad noriu pertraukėlę pasidaryti, bet kažkaip tikrai tas sėdintis ant vieno peties dykumų velniukas sako, Dragini, 10 Dakaras, ar tu jį praleisi? Ir negalėjau nei jam atsakyti, nei tam gerajam velniukui ant kito pečio. Ir štai jo, aš čia ir ir esu labai patenkintas kratydamasis. Jo. Vis dėlto, iš tų visų bajerių aš pasiilgstu. Atrodo, kad jau ten kiek galima kratytis, kiek galima musis iš mašinos vaikyti, kiek galima ten valgyti beleką, kiek galima nemiegoti ir jau gana, bet kai tai vėl prasideda, gerai. Ir dabar, va, iš tikrųjų, dabar, va, kai lekiam, ir net atrodo, kad kraujas verda kitaip, negu ten laukiant tam statė visų. Tai va, dėl viso šito aš čia esu. Kaip gerai. Vaidas turėtų pasirodyti po minutės 2, dabar 3, bet nenustepčiau, kad ir po minutės pasirodytų arba mažiau, nes netikiu, kad jisai lėtai važiuotų ir tikiu, kad Paula nebijo atidarinėti trasos. Tai... O! Pučia.
Tai ir atvarė, žiūrėk, kokie 30 sekundžių prieš tai važiavusią. Dar pipsėjo ir lempa. Pučia, jo, pūtė gerai Vaidutis. Vis tiek ta mano širdelė. Netoli jo. O šiaip tai va tokio ir norėčiau Dakarą. Išlipai, nuėjai, pasimėgavai. Gal net ne visą laiką ir kadrą spaust norėčiau pasižiūrėti. Tai kaip ir rašiau savo tam pirmajam poste, nežinau kiek tai mano ramybė truks, bet jo tikslas va taip ramiai mėgautis, galbūt pastebėti dalykus, kurių anksčiau nepastebėjau. Paprastai savo social media nekelia kažkokių ten tokių labai statiškų nuotraukų, man taip vis norisi to veiksmo, bet vat ir praėjusios dienos, nežinau kada šitas išeis epizodas, tai tas mano pirmas postas, kur buvo ir žmogus einantis, ir laukai kažkokie, kur visiškai netipinis postas, kur pas mane paprastai būna veiksmas. Tai kažkaip va to ir norėčiau šiais metais truputėlį daryti kitaip ir pastebėti dalykus, kurių nesakau, kad nepastebėdavau anksčiau, tiesiog jiems neskirdavau dėmesio. Tai to galbūt palinkėčiau ir jums šiais metais ir savo. Tikiu, kad mes pastebim daug ką savo gyvenimuose, bet ne visą laiką tai pastebėję imamės veiksmų. Tai linkiu daugiau dėmesio skirti ir savo aplinkiniams, artimiesiems visų pirma, ir daryti to, ko nedarėme, kur kartais jaučiasi, kad širdelė traukia, ar surizikuoti, ar tiesiog primena, kad yra daugiau dalykų galbūt, negu mes įpratę daryti, tik tais kalbėti jau ką tai moko, ne? Nebūtinai apie turinį, dabar kalbu apie žodžių skaičių. Tai va, žiauriai faina, susilaukiau klausimų irgi tai, ar jau filmuoja, ar kada pirmas epizodas. Tai labai malonu, labai atsiprašau, jeigu tie epizodai nebus tokie, kaip buvo, jau aiškinausi, kodėl. Tai taip tikrai nebus, bet labai malonu, kad palaikote, labai malonu, kad domitės. Labai faina, kad ir tos mano nuotraukos pirmo išėjimo į viešumą, tokios, kur visai kitokios, kad jos irgi jums labai patiko, tai reiškia, kad mano tas sugrįžimas į Dakarą ir toks sugrįžimas gal prie tos tokios šiek tiek ir gatvės fotografijos stiliaus, o ne tik veiksmo ir sporto, kad jisai pavyko ir man pačiam irgi buvo žiauriai faina. Tai va, esam čia. Vėl smėlis, vėl nežinia kas laukia, vėl smagu. Jej! Vėl chebra. Ir jo, Vaidas išlydėtas, Vaidas pasitiktas. Nu ką, kolektyvas, tai viskas, šiandien laisva programa, laukit už kelių valandų, bus info preliminari. Jeigu dar įmesim į chatą kontaktą, kas nori tiesiog pusdienį paaukoti plaukimui rytoj ten jūroj, tai tada patys susiorganizuokit, į chatą įmesim. Ja, Tomasas sakė viską, ką mes dabar darysim. Tomas, kelintas prologas. Laisvas laikas. Na, aišku, laisvas laikas man bus prie fotkių, bet tai man labai patinka.